šeštadienį oficialiai atidarytas pagrindinis miesto stadionas. Tai šiandien yra labai svarbi diena Kėdainių sportui, kadangi vyksta mūsų štai šio sporto aikštelės pristatymas ir tikrai turime įsimintinas futbolo rungtynes, kadangi žaidžia dvi Kėdainių komandos, tai Liufosa ir Nevėžis. Ir aš manau, kad šiandien dar kartą įsitikinsime, kad sportinė aplinka, kuri kuriama Kėdainiuose, visa sportinė infrastruktūra yra būtent tokia, kokia reikalinga geram sportui, kad žmonės sportuojantis čia ir mūsų žiūrovai turėtų tinkamas sąlygas įdomiai praleisti laiką, parodyti savo gebėjimus ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Šventėje dalyvavo ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius. Mes paskelbėm konkursą, kad Lietuvoje norime 10 tokių aikščių įrengti. Kėdainiai buvo vieni pirmųjų, kurie pasiruošė tos darbus padaryti, tai yra įsipareigojo, kad padarys būtent tai, ko trūksta. Tai dėl to Kėdainiai buvo ir pasirinkti, jo lab, kad mes jau čia dviejas aikštelės iki tol buvome įrengę mažesnės, bet tokia pagrindinė aikštė yra pirmoji Kėdainiuose. Futbolo federacija dovanojo pačią dangą ir tam tikras medžiagas, kurios reikalingos dangos paruošimui, tai bendroji sumoji tai turėtų būti maždaug 600–700 tūkstančių litų vertės dovana. Na, o kita dalį yra savivaldybės ir jau toliau klubų ar kažko tai visuomenės miesto indėlis. Labiausiai sutvarkytų stadionų džiaugiasi sportininkai, ypatingai mažieji futbolo gerbėjai, kuriems nors trumpam norisi išbėgti į aikštę. Pirmiausia, tokios aikštės labai gerai yra vaikų treniruotėm ir labai gerai yra bendrai treniruotėm. Mums to trūksta, nes tokia aikštė leidžia treniruotis visus metus. Tai manau, kad žinant, kaip yra sudėtinga šiandien su aikštėms, su stadionais, tai tikrai vienareikšmiškai tai pasitarnaus. Mes matome pagal Kauno pavyzdį, kada Kaune prie akademijos buvo įrengtos tos aikštės, tai vaikų skaičius per 10 metų 5 kartus išaugo žaidžiančių futbolą. Tai tą rezultatą mes jau konkrečiai turime ir žinom, kad kiekvienam mieste bus tas pats. Stadionas dar nebaigtas tvarkyti. Reikalingas apšvietimas, bėgimo takai, šuoliadobės. Reikia sutvarkyti takus ir būtent šitą klausimą bandome ieškoti galimybių išspręsti, bandome ieškoti lėšas. Taip pat matau, kad reikės galvoti, kaip įmanoma greičiau įrengti apšvietimą, kadangi apšvietimo įrengimas sudarytų sąlygas sportuoti štai ir vėlyvą rudenį, tai yra paprasčiausiai prailgintų šito stadiono užimtumo laiką. Mūsų sporto arena arba multifunkcinis kompleksas, kadangi mes čia ne tik sportui norėtume ją statyti, o ir kultūrinių poreikių tenkinimui, nes turime tikrai labai mažą kultūros centro salę ir netelpa žiūrovai ir žinoma didžioji dalis tai ir sportiniams renginiams. Šiandien dėja yra dar kartą pervertinama, jau įvertinta būtent mūsų šitas projektas, kurį pateikė Liufosa, ir mes surinkome reikiamą balų skaičių, tačiau dėl man ne visai suvokiamų priežasčių vėl vyksta iš naujo vertinimas ir kažkodėl tai sustojama ties Kėdainiais.